Andrius Kežunas, 7. Lukas Korvel, 10. Labai aktyvus futbolininkas yra apie tame kairiajame krašte, čia į baudos aikštelę ir štai taip. Pėjus Čepononis čia tai galėjo kontratakuoti Dainava, tiesa, užtikrintai gynyba grįžo BFA. Dabar jau patys BFA čia kontratakuoja ir baudos aikštelėje ten su labai talentingas futbolininkas, stovavęs ir Lietuvos U17 rinktiniai čia štai taip. Štai taip, 11 metrų baudinys, antrą savaitę iš eilės, antras 11 metrų baudinys. Ir jį atremė čia Ugnius Semaška. Nuo savųjų vartų. Ten Činonso abi nukentėjęs, nestabdomo žaidimas ir kokį smūgį. Futbolininkai, na ir čia greitai. Įžaistas kamuolys. Vareika, iš toli smūgiuoja Justas Vareika. Ir čia štai taip. Evansas apie pavojinga situacija ir perdavimas blokuotas. Obi neleidžia jam atlikti smūgio kairę koją. Šiaudvyčio smūgis yra. Na, bandė stabdyti varžovų greitą išpuolį, bet jo pražanga ten neužfiksuoto, o Danielis Sarė. Evansas apie. Dabar jau gali kontratakuoti Dainava. Apie puikus perdavimas ir... Na čia... Morarenko perdavimas, ten link Abusau. Čia kaip aukštai kyla Abusau. Sacevičiui. Dabar jau pastaruoju metu BFA atrodo nieko nebesikuria, tik gynyboje. Čia Evansas apie. Krinta Čepononis. Ir mačas baigtas. Mačas baigtas 0-0. Alytaus Dainava šiandien tikrai turi būti susikrimtusi.